apie komunikacijos psichologiją truputėlį. Daug bendrauju su tais vadovais, kuriems vis aiškinu, sakau, žiūrėk, komunikuoti yra svarbu. Jie visą tai supranta, jie visą tai daro. Tiksliau, mes jiems padedam, patys jie nedaro nieko. Bet iš esmės, visai neseniai, aš pats, filmuodamas vieną tokį etiudą, vieną iš šitų etiudų, supratau, kad iš esmės yra, mes turim labai stiprų ginklą, labai stiprų priemonę savo kišenėse, kurio nenaudojam, tai yra telefonas. Mes niekada neturėjom tokių galimybių įsirašyti savo mintis, įsirašyti savo dienoraštį. Ir va šitas žodis dienoraštis yra labai svarbus dalykas. Nuo ko pradėti komunikuoti, nuo ko pradėti mokytis komunikuoti, formuluoti savo mintis ir suprasti, kas įdomu tau pačiam, kuo tu nori dalintis. Tai yra telefonas, į kurį tu gali įsirašinėti nesvarbu kaip. Gali žodžiu, balsu įsirašinėti, gali video, kaip aš darau, įsirašinėti. Gali daryti bet kokią formą, bet pradėk fiksuoti savo idėjas. Pradėk vesti savo dienoraštį. Čia yra labai svarbu, bet kokiam, net ir vaikams, net ir studentams, kad neskrolintų, nedarytų, nešvaistytų laiko, o įsirašinėtų savo idėjas. Aš praeitą naktį pradėjau naują savo saviugdos tokį kurselį, pradėjau rašyti plunksną, rašalų ir nusipirkau kaligrafijos priemonių, whatever. Bet žmogus turi fiksuoti savo mintis, nes iš tikrųjų, jeigu tu esi kūrybingas, o visi verslininkai yra žiauriai kūrybingi ir žiauriai turi daug idėjų, manau, reikia pastoviai fiksuoti savo idėjas, savo mintis, savo rašytis. Ir jūs pamatysit, kad po mėnesių, 3, 4, 5, po pusės metų jūs pamatysit, kad jūs jau kažką suformulavote tokio, ką galite pasiūlyti rinkai. Ir tada prasideda tikroji komunikacija. Tada ateinam mes, tada mes pasakom, žiūrėkit, jūs turit puikus įgūdžius pradinius ir mes galime jau su jumis dirbti. O kam to reikės toliau komunikacijai? Eksporto skatinimai, ten produktų, paslaugų, pardavimai, reputacijos valdymas. Visus tos dalykus mes išsiaiškinsim pakeliui. Bet pradžioj reikia susikurti savo tą tokią komfortišką aplinką, kurioje tu moki pradėti reikšti savo mintis. Tai telefonas, dienoraštis, audio dienoraštis, oi, pučia vėjas, po velnių žiema atėjo. Audio dienoraštis, veskite savo, niekur netransliuokit, darykit savo ir žiūrėkit, kaip jums veikia. Mokykitės iš to, ką darot ir jūs tikrai po metų būsite taip patobulėję, kad jūs jokie ugdymo ir lyderystės kursai jūsų taip neištobulins, jeigu jūs, pavyzdžiui, kiekvieną dieną įsirašykit po vieną mintį. 20 sekundžių, 30 sekundžių, pusvalandis, pusę minutės. Jo. Tai va, toksai mano patarimas, kaip pradėti prisijaukinti komunikaciją. Čia yra labai svarbu. Aš pats tą darau, pats tą praktikuoju ir jaučiu tikrai 25 metus dirbu su komunikacija. Jaučiu tikrai labai didelę reikšmę ir labai didelę vertę iš viso to. Čia linkėjimai visiems. Einam toliau.